Sveiki. Malonu ir vėl jūs susitikti jau trečiojoje ekonomikos studijų pamokoje. Aš būsiu šios paskaitos apie darbą ekonomikoje lektorius. Ačiū Jums labai už atliktas užduotis, už geras jūsų pačių darytas nuotraukas ir kitokius paveikslėlius, už labai įdomius paaiškinimus. Aš tikiuosi visi jūs gavote savo užduotį su mūsų įvertinimu ir su savo draugo įvertinimu. Trečiosios paskaitos tema – kaip susitariama dėl darbo. Ši paskaita apie vieną iš rinkoje sudaromų susitarimų, labai svarbių susitarimų. Parduoti savo darbo jėgą, žinias, įgūdžius, sugebėjimus darbdaviui ir gauti už tai pajamų. Daugeliu žmonių pajamos iš darbo yra vienintelės pajamos, todėl darbo santykiai yra tokie svarbus. Kairieji ekonomistai ir dešinieji ekonomistai skiriasi savo požiūrį į darbuotoją ir darbo sutartį. Kairieji mano, jog darbuotojas yra silpnesnė darbo santykių šalis, jog jos sutikimas dirbti nėra laisvas, kad darbdavys yra nepriklausomas nuo darbuotojo. Dešinieji darbo sutartį žvelgia kaip į savanorišką abiems šalims naudingą sutartį, o šiuose santykiuose neįžvelgia jokio išnaudojimo. Neišvengiamas darbuotojų išnaudojimas kapitalizme buvo viena iš pagrindinių kairiojo ekonomisto Karlo Markso tezių. Temai geriau suprasti pateikėme jums šią užduotį. Kartais tenka įsivelti į ginčus apie santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. O dažnai pasikalbame apie tai ir asmeninėme gyvenime. Tai žmonėms labai rūpima tema. Todėl prašome jūs imti ir pasikalbėti su kuo nors, kas jau turi patirties darbe. Pabandykite apginti, kad darbdavio ir darbuotojo santykiuose nėra išnaudojimo, kad jie sudaryti abipusių pasirinkimų ir abiems yra naudingi. Paprovokuokite. Raskite žmogų, kuris turi kitokią nuomonę. Priimkite mūsų siūlomą poziciją ir išgirskite oponento argumentus. Labai trumpai aprašykite, kokie buvo pagrindiniai oponento argumentai, kaip jis atsikerta į teiginius, jog sutartis yra laisva ir abiems naudinga. Kokie argumentai, kuriuos išsakė pašnekovas, jums pasirodė stipriausi ir sunkiausiai atremiami. Kokius naujus argumentus savo atradote, kurie jūsų argumentai jums patiko ir buvo efektyvūs. Galbūt jums ruošiantis pokalbiui padėtų mano ir Andriaus Bielskio iš kairių judėjimo NK95 diskusija. Ji buvo spausdinta laikraštyje Atgimimas, o jums pateikiam elektroninę nuorodą į ją. Linkiu jums sėkmės, iki kitų susitikimų.